gera dirbti ir mokytis. Džiaugiamės aplinkomis, kurios padeda siekti ir suprasti mokslo naujoves, skleistis kūrybiškumui ir išminties poreikiams. Vilniaus universiteto partnerė mokykla yra jau gana seniai. Džiaugiamės, kad gyvenimą kartu su gimnazija gyvena ir dėstytojai, ir profesoriai, ir orūs, ir iškilūs Lietuvos žmonės. Taigi šiame tiriamajame darbe aš norėčiau pristatyti vieną didžiausių pasaulio praeities paslapčių – labirintus. Kaip pagrindinę pagalbos priemonę mes panaudojame lenteles, vieną matot kryžiaus kairėse. Tai lentelės mums padėjo analizuoti kūrinius ir juos aptarti. Santaros gimnazijoje mokosi visi – ir mokytojai, ir mokiniai, ir kartu tėveliai. Čia įgyvendinamos iniciatyvos – mokinys mokytojui, mokinys mokiniui, kolega kolegai, mokykla mokyklai. Mokytis buvo mokint gal kiek keistoka, nes nelabai įpratę, bet visai patiko, nes gera pasijaus mokytojo vietoj. Ir pakartojam visus įgūdžius. savo išmoktus. O kur dar įvairūs projektai, tai Komenijos projektai, taip pat VFU įgyvendinama mainų projektą, tyrimais grįstas mokymas ir kiti. Grįžom iš Prancūzijos, mūsų vykdomo Komenijos projekto paskutinio vizito darbinio. 2 metus mokykloje vyko 2013-2015 metais projektas Tegul kalba akmenys. Su mumis kartu taip pat vyko ir Lietuvos geologas Simonas Armand, kuris ten vedė paskaitas ir bandė sudominti moksleivius bei mokytojus geologijoje. Labai naudinga buvo ne tik pažinti visą kraštovaizdį ir ne tik sukaupti tiek daug visokių žinių, bet ir apskritai susipažinti su kitos šalies kultūra. Aš niekada negalvojau, kad geologija gali būti įdomus mokslas, bet pasirodo, galima labai su daug ko ją susijęti. Ir su istorija, ir su chemija, ir tai yra labai platus mokslas. O kur jūs dedate nereikalingą makulatūrą? Štai mūsų mokykloje, Santaros gimnazijoje vyksta jau 3 metus akcija, kurios metu mes renkame nereikalingus popierius, gražiai sudedu, surišu ir gale mokslo metų tos popierius išvežame. Kiekvienais metais vis daugiau mokinių ir mokytojų prisijungia prie šio gražaus tikslo, kurio pagrindinis uždavinys yra išsaugoti kuo daugiau medžių ir skatinti visuomenę kuo efektyviau rūšiuoti, tai prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Mokykloje vadovauju Sveikatiados projektui. Jų tikslas yra mokyti sveikai maitintis, išgerti reikiamą skysčių kiekį ir kuo daugiau judėti. Bėgimas, žinokit, iš tikrųjų yra labai nuostabus dalykas. Aš tikrai jau esu labai daug tai patyrusi ir norėčiau tiesiog, kad mūsų bendruomenė, mūsų mokykla, užsikrėstų, vadinkim taip, tiesiog, tuo bėgimo. Nori į mokyklą? Taip, labai noriu. Į kokią mokyklą? Į Santarą.